Sveiki, čia Mantas iš Matiekos. Tai toliau bandysim spręstis valstybinio pavyzdinio egzamino užduotis. Tai dabar kiek bendrų taškų turi funkcijos dvi. Tai ką reikėtų žinoti, tiesiog kaip atrodytų grafikai. Aš nežinau, pabandyčiau gal spręsti jūs. Su grafikais, aišku, galima bandyti susidaryti ir pažiūrėti, ar yra sprendinių. Tai, pavyzdžiui, vienas iš būdų nusibrėžtum tiesiog grafiko eskizą. Turime X ašį ir Y ašį. Kaip atrodys kvadratinis grafikas, tai susirandam jo viršūnę. Tai viršūnė bus taške minus 4 iš 2 kart 7. Kiek čia gausis? 2. Tai gausim 2/7. Čia X viršūnė. Ir Y viršūnė bus Y, jeigu tiesiog įsistatau tą reikšmę. Kiek čia? 7 kart 4/49. Tada minus kiek ten? 8/7 plus 5. Pabandom susiprasti, aš tada persimusiu vėliau. Čia tiesiog nusinešiu. Dabar skaičiuojant toliau gausim kiek čia 4/7, kadangi 7 kam 9 išsiprastina. Tada minus 8/7 plus 5. Ir iš to išeis, kad 4 minus 8 bus minus 4/7. Tiesiog 5 minus 4/7 liks kiek čia? 4 sveiki ir 3/7. Tai matome, kad viršūnės taškas būtent kvadratinės funkcijos bus taške 4/7. Ties 2/7 ir pats viršus bus ties 4 sveikais ir 3/7. Tai čia tiesiog pasidam viršūnės tašką ir grafikas eis per tašką. Aišku, čia ne pagal skalę, tiesiog kvadratinis grafikas bus nuo tokios viršūnės, kur šitas taškas bus 2/7 ir 4, šiek tiek virš 4. Tai nusibraižus vieną grafiką, tada kitą grafiką pasižiūrėjus bus 3 sinus x. Tai sinuso grafikas jisai šiaip turi reikšmių sritį nuo vieneto iki -1, tai yra nuo -1 iki 3. Bet kadangi jisai yra 3 kartus padaugintas, tai jis tiesiog bus banguojantis 3 kartus. Tai tiesiog prasidėsim nuo 0 ir matome, kad jisai nedais iki tos parabolės, kadangi jo maksimali reikšmė bus 3. Tai 11 pratime sprendinių arba bendrų taškų
šios dvi funkcijos neturės. Nes tiesiog kvadratinė parabolė yra per aukštai, aukščiau negu kad gali pakilti sinuso grafikas. Kitas būdas, galima bandyti spręstis, susilyginti, spręsti lygti, bet šito dalyko turbūt gali netgi būti sunkiau, nežinau, gal kada nors už kameros pabandysiu. Gerai, tai tada tiek ir iki pasimatymo sprendžiant kitus uždavinius. Iki.